Mhm. Prasidėjo įrašas ir pasižiūrėsime trumpai mano šio ryto sapną, kuris buvo visiškai prieš projekciją ir tame sapne buvo ir tu. Ir tame sapne taip pat buvo mano sesuo. Mes abi su mano seserim vedėme tave į hipnozę. Buvome dvi vedlės. Bet mes ėjome visos miestu. Buvome mieste ir aš praėjau pro vieną vietą ir kalbu tarsi telepatiškai su tavimi, mano sesuo pro kitą vietą ir tada aš atėjau prie jūsų abiejų ir sakau, ne, kažkaip man šitaip nepavyksta, aš negaliu vesti šitaip. Ir savo sesei sakau, papasakok, ką tu jau sužinojai. Ir esmė buvo, kad mes kalbėjome apie kažkokią būtybę, kurią nupiešė tavo dukra, ta būtybė buvo kambaryje ir tu bandėjai ją čanelinti, kalbinti, išsiaiškinti, kas tai tokia. Ir aš nieko nespėjau sužinoti, pabudau. Mhm. Mhm. Pavyko tau susijungti? Jo, pavyko, tik aš dabar truputėlį pasimečiau, nes tu pasakojai, kad buvo hipnozė, bet ta hipnozė kaip gyvas veiksmas, ane? Kaip gyvas veiksmas, lyg mes eitumėm gatve ir telepatiškai, aš tarkim, tave kaip vedu dabar, ar ne, ten skaičiuoju, atsipalaiduok ir visa kita. Ir tada Laura irgi taip pat su tavimi kalba ir tu tiesiog eidama, tu tarsi jungiasi. Va toks kaip gyvas veiksmas, bet tuo pačiu, taip įdomiai. Jūs abi mane vedliavot. Taip. O tu norėjai pasižiūrėti, sakei, mano dukra nupiešė kažkokią būtybę ir tu nori sužinoti, kas ji. Mhm. Man tai įdomus tas momentas, kad du žmonės sesės, ne? Aha. Nori. Jo, gal čia nėra, kad mano sesuo, gal čia irgi vėl yra kaip mano pasąmonės dalis, mano dalis, mano kita dalis. Aš viena, bet matau mus kaip dvi, mačiau kaip. Gal ir taip galėjo būti? Čia kažkaip, nes įeini į tą bendrą lauką, ne? Kažkaip vis tiek susikonektini. Mes visi su artimaisiais turim tos bendrus laukus, ne? Ir tarkim, tu sakai, man čia tas nepatinka, galbūt tau nepatiko, kad galbūt tu vienaip vėliauji, čia Laura, tarkim, kitaip, ne? Jo, tai kažkaip taip gavosi, nes aš kai, tarkim, tave vedu, aš turiu tą tiesioginį tokį ryšį su tavim, o dabar gavosi toksai kaip man neįprastas modelis labai. Nes kaip yra vienas vedlys ir 2 telepatai, 3 telepatai, 4, kad ir 10, ar ne? Jo. O tas atvirkštinis, 2 vedliai ir 1 telepatas, čia visai toksai sunkiai suvokiamas. Bet tai gal reikėtų pabandyti, kada nors taip, kažkaip naują metodą išrasim. Gal. 2 vedliai, 1 telepatas. Įdomu, iš tikrųjų. Niekada nesam bandę taip. Ne. Gal čia tavo pasąmonė rodo, kad kažkokiu tai naujų. O tai gal paklauskim pasąmonės, ar čia buvo su tikslu parodytas tas momentas, gal tai netgi kažkaip yra. Ne, čia aplamai žinai, kas man rodo, kad kažkas keisis tavyje, kažkas, gal vedliavimas kažkoks kitoks pataps, kažkokia transformacija įvyks, supranti? Bet aš kaip priešinausi jam, kad pasakiau, ne, man čia kažkaip taip nepatinka, Nesu aš nesuprantu. pripratus prie seno modelio, bet kažkas naujo pas tavėje ateis. Aha. Kažką naujo tu iš savęs išrasi kažką. Kažkas keisis, kažkoks modelis, kažkas, žinok. Jo, aš kažkaip jaučiu, kad kažkokį išskirtinumą.
Tobulėjimas. Visada gerai. Tobulėjimas, transformacija. Mhm. Taip. Gerai. O ar aš turiu kažką su kažkokia informacija susijungti, kad labiau suvokčiau, kaip aš galėčiau pagerinti, patobulinti? Per savegi viskas ateina. Mhm. O dabar tada žiūrėk, dabar tą piešinį, tą būtybę, kurią mes norėjom kalbinti. Ar tai atėjo per tavo dukros pasąmonę, ar čia labiau toks tiesiog? Žinok, labai įdomu, Simboliškai. nes aš čia per mano dukros pasąmonę, nes kažkas čia vyksta, žinok. O tau, žiūrėk, aš nežinau, aš nesu tiksli, bet esu girdėjusi, kad vyksta elektromagnetiniai tie kažkaip bangos, elektromagnetinės bangos labai stipriai. Vakar aš gaminau valgyti virtuvėj, pradarius langą buvau, žinok, netgi ant tiek sukilo stiprus vėjas, kad netgi langą pravėrė. Tai ant kiek tas vėjas turėtų būti stiprus, kad tai praverti veidą, tą langą. Ir stalą nuvertė sode, kur stalas tenais ganėtinai sunkus. Ir taip trumpalaikis buvo. Ir mano dukra vakar, žinok, apsivėmė. Mhm. Ir ta būtybė, čia, žinok, kažkas yra giliau. Kažkas su to magnetizmu susiję. Ir su kažkokia tai būtybė, kažkoks negatyvas tarsi išėjo, žinok. Bet ta būtybė gali sugrįžti bet kada, nes vaikai yra jautresni. Energija mane, jie kažkaip imlesni galbūt. Mhm. Ir žinok, ta būtybė, jinai antiek nenori būti atpažinta, kad jinai slapstosi. Aš tiesiog man uždėtas kaip juodas lapas ant akių. Aš kažkaip ją taip tame sapne ir mačiau kaip kažkokią tamsą, tai supratau, kad tai nebus apie šviesos būtybę. Mhm. Kaip kažkoks šešėlis, kad netgi tas kaip piešinys toksai buvo, kaip tamsa tamsoje, vos ne taip kažkaip. Aš tai matau, žinai, tarsi kaip vaikiška rankytė pripeizoje, supranti, su to juodu tušu lapą. Aha. Daug peizalynės. Aha. O tai kas čia per tą būtybę, kažkokia visuotinė? Čia nėra, kad asmeniškai, tarkim, tavo dukra ar ne kažkaip, kad prilipusi prie jos. Kažkoks yra portalas atviras, čia kažkaip daugiau kolektyviškai. Čia sakau, su tais elektromagnetiniais, tais spinduliais, kažkas su tom bangom. Aš mažai iš tikrųjų domėjus, bet aš girdėjau nuogirdas tiesiog ir man grinai eina tokia chaosinė vibracija, kažkokia tokia, žinai. Ir ta būtybė, žinok, kaip atrodo, jinai visa tokia susisukusi. Turi daug rankų, žinok. O čia gal koks portalas atsivėrė ar atvėrė, kaip jie čia pateko? Atvertas portalas. Didelis, dabar man rodo, aš žinau, tokius pajuodusius debesis. Rodo, supranti, tuos perkūnyje, žinai, tie žaibai eina. Ir lenda ta būtybė ant tokia didelė. Susisukusi tokia. Ir bandė, aišku, būti nepastebėti, ar ne? Taip. Bet mes ją pamatėm. Jinai takoja, žinok, kažkaip irgi susiję kažkas su sapnu erdvėm. Ir manau, žinok, tu, kaip sakai apie tą apnėją, tą irgi, žinok, čia surišta. Nes mes norėjom pasigilinti tą temą.
Norėjom, dar vakar kaip tik pakalbėjom. Nes jinai yra daugialypė. Tai čia tarkim, apnėja yra jos kaip irgi kūrinys, kaip dalis jos savi išraiška netgi, gal taip galima sakyti. Taip. Nors mes kaip tyriam, žinai, važiuojam į tas ligonės miego tą, žinai, žiūrėti, kaip jinai miega, tai kol kas kaip mes daktarai nieko nepasakė dėl apnėjos. Bet yra ant stebėjimo jinai, tai čia kažkas su miegu susiję. Į metus kartą atlieka jai tokį, žinai. Stebi, ar jinai kvėpuoja, ar, žinai, ar viskas gerai, bet kol kas nieko nėra, žinai, bet... Tu pasižiūrėk, ta būtybė nesisukioja aplink ją. Aišku, kad sukiojas. Kaip uraganas jinai. Bet jeigu tą būtybę ištrenkiam atgal, tai ir viskas. Iš kur jie atėjo? Supranti, kad kažkas atveria portalus, jinai grįžta. Svarbu, kad pas mus negrįžta. Tai gal ją galima transformuoti? Čia yra kažkokia programa, kažkokia tai būtybė sukurta, jos kažkaip panaikinti turėtų visi žmonės kolektyviškai. Ar užtektų energijos ir jėgų, jeigu mes dabar sukviestume prabudusius, tie, kurie gali išreikšti savo valią? Taip. Gerai, kreipkime į visus tada. Parodykime šią būtybę ir jos darbus, ir jos visas išraiškas. Ar visi sutinka, kad mes ją kolektyviškai išardame, transformuojame? Transformuojame baltą šviesą. 3, 2, 1. Jo, sutvarkėme tą būtybę, žinok. Jis išsiskaidė į šviesos tos dulkes. Ir daugiau, ar jai nėra atsikurti galimybę? Ne, mūsų laukia tai ne. Gerai. Ar dar kažką nori pasakyti iš šitos sapno ar šitos būtybės? Ar savo dukros kažkokia informacija gal dar įdomi lenda? Matai, supranti, jinai, mano tas dukra, kaip jinai vakarą išvėmė, ne, tai atrodo išvėmė tą irgi programą, kažkokią tai negatyvę. Tai kaip asmeninė, tokia išsimetė. Aha. Kūnas irgi kažkaip jisai reaguoja, jisai kartais, pavyzdžiui, būna, kad tiesiog turi kažką išstumti. Tai... O ji nieko nepiešė vakar? Ji vakar ar nepiešė? Ne, žinok, nepiešė. Bet jinai prieš dieną piešė. Bet jinai ten toksai taip pasipaišėm, pabraižėm, žinok. Nieko tokio jinai kaip ir nepiešė. Nes aš taip pagalvojau, kai mane pasąmonė pažadino tuo metu. Tarsi va toksai kaip kvietimas va tą dalyką patyrinėti buvo. Jo, taip, tavo pasąmonė kažkaip aš jaučiu, kad nuskaitė informaciją. Nes man, kai tu parašy žinutę, čia kažkas bus susijęs su to, kad jinai vakar turėjo. Nes sakau, kažkoks negatyvas į ją buvo įėjęs. Per tuos bangos elektromagnetinės ir kažkaip jinai stimuliuoja. Kažkas čia vyks, sakau. Vyko. Nu gerai, svarbiausia susitvarkėm, ar ne? Gerai. Tai mes tada atsijungiam nuo šitos informacijos. Jo. Gerai.